Esame šiandien viename gražiausių mūsų atliktų projektų ir todėl šiandien noriu parodyti, kaip gražiai galima gyventi Utenoje. Verta paminėti, kad šį projektą pradinę stadiją mes jau esame filmavę, rodę ir be abejonės sakėme, kad laukite tęsinio. Tęsinys užtruko todėl, kad turėjom daug darbo, o iki Utenos, kaip žinot, yra laiko davažiuoti. Tos dalies, kuri jau buvo atlikta, nerodysim, bet šiam momentui noriu parodyti, kaip gražiai, pirmas dalykas, užsakovai įsikūrė, aplinka stulbinanti prie tvoros prideda dar tiek pat grožio, kiek pati tvora. Šitoj vietoj mes pirmuoju etapu buvome baigę tvorą ties šiuo stulpu ir ties tuo kampu. Galima sakyti, klientas atsitvėrė nuo aplinkos, nes tvora yra 1,80 m ir nesimato aplinkinių kiemų, bet tikrai labai gražu, nes čia viduj viskas žalia, augmenija ir kas puikiai dera su tvora. Ir tarp kitko man labai patinka tas kontrastas tarp žalios ir pilkos. Tai va, gal derėtų paminėti, antrame etape čia buvo tvoros montuojame, jei gerai atsimenu, apie 50 kvadratų. Verta paminėti iššūkį, su kuriuo čia susidūrė mūsų meistrai. Iš kitos pusės yra griovys, kuriuo teka vanduo į gretimai esantį tvenkinį pas kaimyną. Pagrindinis iššūkis buvo tas, kaip subetonuoti stulpus, kad jie ilgainiui prasėstų, neišplauktų ar ne kažkas. Jau po betonavimo praėjo galbūt 5 mėnesiai, tai nėra didelis laiko tarpas, bet stengiamės tikrai betonuoti giliau nei įprastai, tai yra 1,20 m, 1,30 m, kiek pavyko, nes vėlgi yra ir akmeningas gruntas, ir šlapės. Šioj vietoj padaryta tvora pralaidesnė šviesai negu toje pusėje, nes ten ribojasi su gatve, o čia su eglynu, su žole. Matomumas yra šiek tiek geresnis ir tikrai neatsitveria nuo to žavaus gamtos vaizdo. Toj pusėje bortelis yra, o šitoje pusėje bortelio nėra. Kodėl? Kodėl? Man irgi įdomu, kodėl, tai vat pabandysiu su jums pasidalinti savo įžvalgom. Toje pusėje bortelis buvo montuojamas tam, kad iš išorės pusės taip pat buvo formuojamas augalinis sluoksnis ir ten yra gatvė, vanduo, sniegas, purvas ir visa kita ir eksploatacija, priežiūra yra tikrai lengvesnė tvoros, kaip ir esame daug kartų jau minėję. Šitoj pusėje kiemo po tvora nėra bortelio, kodėl? Nes kiemas yra suformuotas su nuolydžiu į būtent tą griovelį, apie kurį minėjau. Ir vanduo bėgdamas, kad neužsilaikytų ir nedrėktų toje vietoje gruntas, išvengti visokių vandeningų vietų, sakykime, ar tų pačių praslinkimų žemės. Tiesiog vanduo prabėga pro apačią, pro tvorą ir tiesiai griovelį, nes ten griovio gilis, manau, iš apie 1,20 m, 1,50 m. Pirmam video čia dar buvo mūšio laukas. Juokauju, tikiuosi, klientas nesupyks. Bet užtat dabar koks vaizdas. Idealu, gražu, lygu, žolė graži, šviežiai patręšta. Smagu pasidžiaugti žmogumi, kuris pasirinko mūsų tvorą ir šalia labai gražiai priderino skardinį sandėliuką susidėti lauko įrankiams. Ir dabar einame, parodysiu į viršų dar vieną akcentą. Šių laikų žmogui, manau, tikrai pravers ir yra patogu. Pirmas dalykas. Klientas norėjo, kad mes atitvertume sandėliuko vietą, prie jo jungiasi sandėliuko stogas ir taip pat šalia išrikiavo šias skardinės dėžes, galiu pavadinti, kurios paslepia visus spalvotus konteinerius, kuriais šiais laikais taip pat yra labai aktualus klausimas žmonėms. Nes reikia sortiruoti šiukšles, bet negražu. Tai puikiai išeitis. Va, kaip dera šalia skardinės tvoros. Paminėsiu, šie konteinerių paslėpimai yra ne mūsų darbas, bet tikrai jų yra labai daug ir visur galima susirasti tiek internete, tiek pas kažkokius tai gamintojus. Pravažiuodamas pro Uteną tikrai mačiau, kad yra daug naujų statybų ir dar daug žmonių yra neapsitvėrę. Jeigu norite apsitverti ir jūs, prašom, kreipkitės, lauksim jūsų žinučių. Iki!